Vėl iš Lietuvos. Kelerius metus vykdomas Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkursas skundžiamas specialiųjų tyrimų tarnybai. Iš konkurso pašalinta bendrovė prašo ištirti galimas korupcijos apraiškas. Kalėjimų departamentas kaltinimus neigia ir svarstys ar stabdyti konkursą. Stringa vyriausybės planai jau po kelių metų iškeldinti Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjimą iš sostinės centro. Tam buvo numatyta išleisti nedaugiau nei 103 milijonus litų. Tačiau kalėjimų departamentas paskelbęs konkursą rekonstruoti senuosius Pravieniškių kolonijos pastatus ir čia iš Lukiškių iškelti kalinius, sulaukė ne tik kelis kartus didesnės kainos, bet ir vieno iš dalyvių kaltinimų. Bendrovė City Service tikina, kad komisija iš konkurso jos išmetė neteisėtai, nors jų siūlyta 233 milijonų litų kaina buvo mažiausia. Kiti du dalyviai už naują 320 vietų kalėjimą ir jo priežiūrą 25 metus prašė 273 ir 289 milijonų litų. City Service specialiųjų tyrimų tarnybos prašo ištirti galimas korupcijos apraiškas Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkurse. Taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą. Kalba eina apie finansinį modelį, kurį komisija taip sudėtingai vadina, bet tai yra nieko sudėtingiau kaip paprasta Excel lentelė, į kurią pildo visi duomenys. Ir šiuo atveju komisija neva teigia, kad mes neatitikom šito reikalavimo, netinkamai ir neteisingai užpildėm Excel lentelės duomenys, kas iš principo yra neteisėta. Komisijos pirmininkas City Service metamus kaltinimus neigia, esą bendrovės pateikti skaičiavimai nėra tikslus, todėl neįmanoma nustatyti, ar siūloma kaina reali. Mes perkam daiktą, tai yra paslauga, kuri veiks 21, 22 ar 3 metus. Ir jame yra numatyta indeksacija ir kiti dalykai. Tai pati formaliai turi veikti, kas bus, kaip indeksuosim. Pas vieną dalyvį nepakankamai tas veikia. Ir jų aiškinimas, kad tai langeliuose įrašai yra kažkas, ne visai tiesa arba visai netiesa, tai yra pats modelis neveikia. Sudėjus kitus indeksus, tokie, kurie bus realūs, faktiškai mes nežinosim, kiek reikės mokėti. Komisija ypatingai kruopščiai tikrino viską. Aš taip norėčiau atsiriboti nuo tokių pareiškimų ir manau, kad tai galbūt nėra labai sąžininga. Reikėtų galbūt patikrinti, ar tikrai City Services tiksliai viską suskaičiavo ir tiksliai viską pateikė. Ta kaina, kurią jie pateikė, mano supratimu, yra ne visai atitinkanti tikrovę. Kalėjimų departamentas žada dar šią savaitę išnagrinėti City Service skundą ir neatmeta naujų derybų su visais 3 konkurso dalyviais. Esą visi verslininkų pasiūlymai per brangus, projektų kaina nuo 100 milijonų išaugo kelis kartus. Todėl gavusi viešųjų pirkimo tarnybos pritarimą, komisija kreipsis į vyriausybę, kad Lukiškių kalėjimo iškeldinimui būtų numatyta nauja suma. Naujai procedūrai prireiks mažiausiai pusmečio. Kada projektas bus įgyvendintas, Kalėjimų departamentas nekomentuoja.